Lidl moksleivių krepšinio lygos gerbėjai, jūsų dėmesio į laidą MKL Action. Aš esu Mindaugas Gobikas, su manim yra kolega Justas Kučinskas. Labas. Labas, į kurią kamerą mojuot? Į tą. Labas. Dar Sveiki. į tą pavaryk biškį. Ir į tą, labas, dabar stambių planų. Taip. Sveiki vaikučiai ir jų mamytės ir tėveliai. Taip, tai yra laida MKL Action ir jos metu mes aptarsim daug visokiausių įdomybių. Justas yra mano puikus kolega, MKL-o tikrasis moksleivių krepšinio lygos ekspertas ir komentatorius, tai manau turėsime gerą laiką ir aptarsime daug įdomių dalykų. Kas tavo manimu buvo on fire lapkričio mėnesį? On fire lapkričio mėnesį aš turbūt iš karto kalbėsiu apie tą pasirodymą, kuris man labiausiai įstrigo. Daug blokų? Blokų buvo, tą dieną Mindaugai mes buvom Alytui, ar Alytui, kaip reikia kirčiuoti? Alytui, sakyti. Alytui. Mes buvom tą dieną Alytui, mes transliavom savaitės rungtynės tarp Alytaus ir Klaipėdos Vlado Aknašiaus krepšinio mokyklų. Visai neblogos rungtynės ten gavosi, bet pusė mano akies buvo kitose rungtynėse, ten, kur ten turėjo vykti iš tikrųjų tą savaitės dvikovą ir Vilniaus krepšinio mokykla žaidė su Tornadu. O Tornadė yra toks bičas, kurio pavardė yra Arminas. Ir aš jau jį bandau nuo praeito sezono prastumti į Wolvsus. Kaip manai, kas labiausiai tiktų Wolvsam pagal pavardę? Ar Vilkas? Vilkas. Va, būtent kalbam apie Vilką. Nuvažiavo žmogus į sostinę, praleist vakaro. Pataikė 15 dvitaškių iš 22, atkovojo 18 kamuolių, išrašė 7 blokus. Ir po pratęsimo Tornadas įsivežė pergalę iš Vilniaus. Aišku, ten Džiugas Remeikis irgi labai solidus buvo, 39 taškai, bet jeigu galima sakyti, toj mikro dvikovai, būtent Vilkas surengė mano galvą ten mėnesio pasirodymą su 40. Kaip ir minėjau, pilną šį apklausos video galite rasti Moksleivių krepšinio lygos TikTok paskyroje. O dėl ko aš pasirinkau būtent atlikėjus, tai mane labai sudomino užvirusi sirgalių diskusija, kokie atlikėjai jiems patinka, kokie jiems nepatinka, ir labiausiai sudomino tas toks, gana arši diskusija. Vienam iš krepšininkų labai patinka Dreikas, stylus. Mindaugai, svarbu žinot, kur yra pasiekti lengva informacija. Okay. Tai Arminas Vilkas, 30 taškų, 18 atkovotų kamuolių, 3 rezultatyvūs perdavimai ir 7 blokai. Dar galima 2 perimtus kamuolius pridėti ir 5 pražangas. Būtų dar daugiau surinkęs, jeigu nebūtų įsibaudavęs. Ir kaip sakai, tai buvo pergalės rungtynės. Tai buvo po pratęsimo pergalės rungtynės, plus tai buvo Vilniuje. Gal kažkas ir iš Wolvsų buvo atvažiavęs pasižiūrėti, tai daug ko nežinom, mes tą dieną Alytui buvom. Ok, tai Justo mėnesio laurai eina Arminui Vilkui už 30 taškų, 18 reboundų, 47 efektyvumo ir pergalę Vilniuje prieš Vilniaus krepšinio mokyklą. VKM komandą. Bum. Ačiū. Nori sužinot mano? Tai aišku, aš to ir atėjau. Alright, mano mėnesio pasirodymas eina į merginų čempionatą. Rosita Rusovičiūtė, 16-metė mergina, aš U18 čempionate, lapkričio 25 dieną rungtynėse prieš VKM antrąją komandą, 45 taškai, 3 stylai, 1 blokas ir kas svarbiausia, pergalė rezultatu 67-59. Tai 45 taškai iš 67, kiek procentų yra? 80 beveik. Ne, tiek daug nėra. Yra 67, kažkoks labai įdomus. Kiek naudingumo balų? Naudingumo balų nepažiūrėjau. Aha. Taip, tai iš tikrųjų 2/3 komandos taškų sumetusi Rosita ištempė pergalę Marijampolės sporto centro ekipai, 16-metė, 45 taškai, U18 čempionate yra bomba. Sutinku. Pritariu. Sutinku. Jeigu kalbėt apie merginas, man tas pasirodymas irgi buvo įstrigęs ir man atrodo, kad šita mergina bus nominuota į mėnesio žaidėjus.
Manau, kad tikrai taip. Šitos tiek Arbinas, tiek Rosita šias nominacijas tikrai užsidirba. Puikus suktukas, Mindaugai. Puikiai verpstė. Plauk, kaip ten tas tavo terminas buvo? Rezultatyvus kūlverstis. Aš reikalausiu tai Fibos. Čia yra rezultatyvi verpstė. Aš reikalausiu Fibos, kad būtų įtraukta į statistikos protokolų šitas komponentas. Judame į antrą mūsų laidos rubriką mėnesio apklausa. Kaip žinia, Moksleivių krepšinio lygos TikTok paskyroje mes talpiname įvairiausius video, kuriuose ir teiraujamės jaunųjų Lietuvos krepšininkų, ką jie labiausiai mėgsta. Mėgstamiausias krepšininkas, automobilis, desertas, aktorius, taip toliau ir panašiai. Ir šioje laidoje mes aptarsime vieną iš naujausių apklausų, tai yra mėgstamiausias atlikėjas arba atlikėja. Gali būti ir muzikos grupė. Koks mėgstamiausias atlikėjas? Atlikėjas, nežinau, OG version gal iš lietuvių. OG version? Jo. Okay. Benas Aleksandravičius. Mėgstamiausias atlikėjas? Markas Augulis. Kol kas nei vieno nežinau. Matau, sinuką klausaisi, tai mėgstamiausias atlikėjas? Daug turiu, bet nežinau, pats geriausias tai aišku, kad Dreikas. O komentatoriai tenais po to video būtent akcentavo, kad Dreikas yra nieko gero, Kendrickas Lamaras yra žymiai geriau. Jūs tai ką galėtum pasakyti tokiems, kad šiek tiek galbūt nuramintum tokias diskusijas? Aš kažkada senais laikais, prieš kokių 14 metų, kai dar turėjau plaukus ant galvos ir susikūriau Facebook'o accountą ir pradėjau ten daryti visokius dalykus. Ir aš net nepagalvojau, kad mano mama irgi turi Facebook'o accountą ir jinai viską mato, ką aš ten rašau. Ir kai aš nuvažiavau pas mamą, kai jinai paėmė man diržą 28 metų vyrui, man praėjo daugiau noras rašyti tokius komentarus ir aš dabar prieš rašydamas pagalvoju karts nuo karto, ar tikrai reikia ir aš mamai gėdos nepadarysiu su savo komentaru. Aha, žodžiu, patarimas pagalvok, ką galvoja apie tai tavo mama. Bet tai kas geresnis? Iš Dreiko ar Kendricko Lamaro? Aš tai tik už Dreiką. Tai labai gerai. Tai būčiau išėjęs tiesiog, jeigu tu nebūtum vienas likęs. Taip, mes su Justu palaikome Dreiką, ar ne? Be abejo. Gerai, o jeigu pratęsiant mėgstamiausio atlikėjo temą, tai Jūs tai koks būtų tavo mėgstamiausio atlikėjas? Na, yra numeris 1 Edmundas Kučinskas, bet jisai nėra konkurencijoje tiesiog. Jis nėra konkurencijoje, nes jis yra tiesiog, čia yra kitas lygis. Taip, kitas laiptelis, bet jeigu jau vardint ten, kur aš eičiau į koncertą, aš manau, kad geriausias koncertas, kokiam esu buvęs, tai yra Rammstein. Wow, ok. Jeigu daugiau negalima rinktis, tai... Ne, negalima, tik po vieną. Rammstein. Ok, o čia šitam Rammstein buvai gal dar kaip plaukus turėjai? Turėjau. Nes ten aš buvau du kartus. Aš vieną kartą buvau su plaukais, dar kitą kartą buvau be plaukų. Ja, tai Kuris buvo geresnis koncertas? Geresnis buvo su plaukais, nes jaunesnis buvo. Ok, nu gerai. Rammstein, wow. Va šitoj vietoje aš norėčiau užvesti diskusiją, kad Rammstein yra nieko gero. Bet susilaikysiu, nes pats ką tik. Nes tu vaikštai ir Mindaugai plonu ledu, nes gali likti vienas, jeigu tu... Tai va, už tai ir nesakysiu, nes tikrai reikia, kad dar tu čia pabūtum. Nori išgirsti mano? Žinoma, to ir atėjau. Firminė frazė, Justas Kučinskas, to ir atėjau. Taigi, man vat įdomu, ar tu net žinosi tokia atlikėja, Simply Red. Tai yra truputį vyresnės kartos muzika. Čia yra kažkas tarp 80s ir 90s. Ko gero. Kažkas iš tos operos. Bet taip žinai ar ne? Skamba galvoja ar ne? Jo, jeigu man užniuotų muziką, aš jaučiu padainuočiau su tavim, bet... Tai šiuo metu kaip tik režisierius ir uždės biškį vaizdelį Simply Redo ir galėsi iš karto. Ne, kapelos aš nevarysiu šiandien, bet nesakysiu ir nieko blogo apie tą grupę, nes jinai nėra bloga. Taip. Sutarėm. Ar gerai apsisukau? Nu, dar biškį reikia padirbėti, kolega.
Kitą kartą atvažiuosiu po pietų iš karto, kad būtų galima pasitreniruoti apsisukimą. Dar šiandien turės progą. Rubrika numeris 3. Tai yra, kaip mes ją pavadinom, atspėk žaidėją. Šitą rubriką sugalvojau aš kartais mėgstu panaršyti po moksleivių krepšinio lygos archyvus ir pasižiūrėti, kaip ta hebrytė, kur dabar žaidžia Lietuvos rinktinėje, kuri žaidžia LKL, kaip jie atrodė prieš 10 metų ar daugiau. Žilo jaunystėje. Taip. Ir žiauriai gera rubrika. Dabar aš vieną duosiu, mes pasiruošėm su Mindaugu po vieną, bet aš Mindaugui parašiau 2. Vieną duosim apšilimui. Gerai. Parodo Justas man jauną žaidėjo nuotrauką, aš turiu atspėti, koks tai žaidėjas šiandieną yra. Tu kaip TikToko influenceris, aš tau duosiu vieną užuominą. Šitas jaunas veidelis yra krepšininko. Šitas krepšininkas yra žaidęs netgi Lietuvos krepšinio lygoje, bet išgarsėjo jisai ne tiek savo krepšiniu, kiek kita savo veikla šiandien dieną. Ir šiandien dieną jisai socialinėse platformose yra labai gerai žinomas. O tai čia gal idėjus? Ne. Tu gali užduoti man 3 klausimus. Jeigu tau niekas į galvą nešauna, gali man užduoti 3 klausimus, aš pabandysiu tave užvesti ant kelio, aš galvoju, kad tu jį turėtum žinoti. Nu, žinok, ne, kažkai, sorry su visa pagarba, bet tai gerai, ar jisai žaidė LKL? Jis minučių LKL yra gavęs, tai nebuvo ten, sakykime, kažkokia ilgalaikė gera karjera, bet LKL žaidėjus buvo. O šiandien jis jau nebežaidžia. Jisai šiandien užsiema daugiau kitą veiklą. Pernai dar LKL, man atrodo, jis tikrai žaidė, gal net nacionalinį žaidė pernai. Tai gerai, Kaune žaidė? Ne Kaune. Aš tau duosiu 2 užuominas. Duok. Viena užuomina yra Wolves, kita užuomina yra TikTokas. Blemba. Tu turi TikToką apskritai? Aš turiu, bet pala, Wolves TikTokas. Taip. Ne, kolega, žinok, čia tokį šovį sunku. Pasiduodu, sorry. Tai tau nieko nesako Sapre Gang? Tai kas čia Saprikinas? Taip, čia yra Haraldas Saprikinas. Jo, bet ne, žinok, nebūčiau, sorry. Nu, jaunimas TikToko influencerius visus tikrai žino, nuo Petro Dovidaičio, Gerdos Beliauskaitės. Sapre irgi, kas turi TikToką, turbūt visi žino. Nu, tai apšilimui mes šito neskaičiuojam tik minusą. Aš tau duodu iš karto recovery. Ir manau, kad tau čia problemų didelių aš nesukelsiu. Nu, labą dieną. Nu, tai buika? Ne, davai tada vėl pradedam nuo klausimų. Nes šitą tu tikrai turėsi pataikyti, niekur tu nedingsi. Nu tai gerai, ar šiuo metu žaidžia LKL? LKL ne, bet... Ar žaidžia užsienį? Taip. Ai, pala. Rumunijoje žaidžia? Nu taip. Ei, Tarolis? Nu, ačiū Dievui. Wow. Bet geras buvo, ne? Jo, geras. Čia dar, supranti, šitoj rubrikoje dar prie atspėk žaidėją reikia pridėti dar porą žodžių. Suras 10 skirtumų. Tai gal mūsų režisierius ras dabartinę nuotrauką. Pasiruošę savo užduočiai? Kad tu nupiešiai man? Aš atspausdinau nuotrauką, taip. Gerai, aš išjungiu Tarolį. Gerai. Ir bandom susipažinti su merginom. Tarararam. Oi. Aš galiu 5 klausimus. Gali. Tik aš nežinau, ar aš žinosiu atsakymą. Aš matau, kad čia yra dar senas MKL logotipas su karūna, tai aš iš karto klausiu, ar šita nuotrauka yra, ar šita mergina, moteris, aš nežinau, kaip ją dabar net pavadinti, kaip etiškai, mergina. Sakykime, ar jinai žaidė MKL po
2011 metų. Ar čia yra anksčiau daryta nuotrauka? Spėju, kad yra. Ar Gal geriau spėlio, kur dabar žaidžia. jinai žaidžia moterų lygoje dabar? Taip. Ar jinai turi tatuiruočių? Blemba. Nu, nežinau. Nu gerai, tada neuskaitom kaip klausimą. Neužskaitom. Nu dieve. Yra žaidus Lietuvos rinktiniai? Suaugusių moterų? Taip. Manau, kad ne. Nu tu čia sunku, ištraukė aš tau tą rolį iš rinktinės. Moterų lygos komandas klausinėja. Ok. Aš matau su mėlyna apranga, ar jinai iš Klaipėdos yra? Ne. Ne iš Klaipėdos. Ar jinai yra Vilnietė? Jinai nėra Vilnietė. Aš dar turiu klausimą apskritai, ar ne? Turi. Aš tai, man keista, kodėl tu pagal moterų lygos komandas neklausinėjai. Jos yra tik tai 6, tai tu 3 atmetęs būtum. Nu kas, nu tikrai ne šiauliai, ne šiaulietiški veido bruožai. Jinai nežaidžia Šiaulių komandai šiuo metu. Nu tai šį gerai, sezoną. nebuvo Taip. klausimo. Šiaulių nežaidžia, jeigu iš Vilniaus, iš Klaipėdos ne, Kaunietė. Yra 2 skirtingi dalykai - Kaunietė ir Kaune žaisti. Palauk, Mindaugai, aš jau jaučiu, kad aš žinau. Nu. Man labai panaši šita yra į vieną merginą, kuri žaidžia Aistėse LSMU. Panašiai. Mindaugai, aš turiu vieną variantą, čia yra Gintarė Paulauskaitė. Taip! O paklausyk, kodėl aš ją pasirinkau, nes aš buvau vakar dienos rungtynėse, Kauno Aistės prieš Klaipėdos Neptūną ir Gintarė Paulauskaitė vakar MVP rungtynių pergalingose rungtynėse 20 taškų, 11 atkovotų kamuolių, 2 iš 2 pataikyti 3 taškai. Mačiau, Mindaugai, aš tas rungtynės ir tave mačiau. Taip, tai Gintarė iš tikrųjų raski 10 skirtumų. Aš radau daugiau. Bet jeigu Gintarė žiūrės, tai jinai labai gražiai yra, labai gražiai įsilaikius ir beveik nesiskiria nuo šitos nuotraukas. Tik aš čia jau mano akinių reikia, tai nenužiūrėjau iš karto. Atsiprašau. Prašau. Jau geriau, ar ne? O, žinok, tobulėjai, kolega. Puiku. Taigi, sekanti mūsų laidos rubrika - mėnesio komanda. Ką išrinkai lapkričio mėnesio komandą? Ne, ekspertizė paprasta. Jeigu mėnesio žaidėjas yra iš Tornado, mėnesio treneris yra iš Tornado, tai negali būti mėnesio komanda Ne Tornadas. ne Tornadas. Logiška. Tornado U18. Komanda, kuri viso labo 2 metus žaidžia elitinėme divizione, vargo jie ten nuo pat pirmo iššūkio kentėjo, tai pralošė kažkokias kvailas rungtynės, tai pandemija užėjo, tai prasileido kažkokį trajeką ir neišėjo į A divizioną, bet jau kai išėjo, tai išėjo. Praeitais metais iki pat finalo nusibrovė, šiemet kol kas irgi be pralaimėjimų 7-0 ir lapkritį sužaistos 3 rungtynės. Iškovotos 3 pergalės ir visos įtikinamais skirtumais, išskyrus mūsų ten tą prieš tai paminėtą su Vilniaus krepšinio mokyklos komanda, kur po pratęsimo, bet puolimo vidurkiai įspūdingi, virš 90 taškų, gynyba irgi solidi, praleidžia mažiau negu 75. Tai būtent dėl to taip ir sukrito, kad ir mėnesio treneris, ir mėnesio pasirodymas, ir mėnesio komandos titulas. Šį mėnesį skiriamas KM Tornado Medga U18 komandai. Taip, labai pelnytai. Ir iš tikrųjų U18 elitinis divizionas, paskutiniai metai, kaip sakėjai, žaidėjams pasimėgauti tuo moksleivių lygos krepšiniu ir tą jie daro kol kas aukščiausiame lygyje. Ir visiškai pritariu tau, Justai, Tornado pelnytai vadinasi lapkričio mėnesio geriausia moksleivių krepšinio lygos komanda. O ta proga siūlau eiti ir į kitą mūsų laidos rubriką, tai būtent pokalbį su Tornado krepšinio mokyklos 18-mečių komandos treneriu Šarūnu Zablockiu. Labdien, taip. Žinau, malonu visada, kaip sakė, pripažinimai, bet šitą labiau džiaugiuosi dėl komandos, kas šiemet taip gerai mums einasi.
tikiuosi nesustosim, kaip sakė. O kas lėmė jūsų tokį pripažinimą ir laimėjimą geriausio mėnesio trenerio rinkimuose? Tai pripažinimą, kas lėmė, nežinau, tai turbūt, kad tie tokie rezultatai neblogi. Komanda puikiai žaidžia, neturim kol kas jokių traumų, lygų, tai manau, tas labai padėjo tam U18 čempionate, nes vis tiek vyrukai žaidžia nacionaliniai, regionų lygai, ne tiek dažnai mes ten susirenkam, kiek galbūt norėtumėm, bet kadangi visi sveiki, visi su dideliu noru tą paskutinį čempionatą noriu užbaigti, kol kas viską laimėjom, tai manau, čia pagrindinė priežastis ir buvo. Kokia jūsų apskritai sėkmės paslaptis, nes kaip žinia, ši komanda dar prieš 2 berods sezonus rungtyniavo B divizione, o dabar yra jau A divizione ir tarp lyderių tikrai pajėgi rinktinė. Tai kas lėmė tokią gana greitą transformaciją? Manau, kad čia daug dalykų susideda. Pirmas dalykas yra tas toksai nuoseklus darbas, neskubėjimas, žingsnelis po žingsnelio. Mokyklos tas puikios sąlygos, kad ir man leidžia, suteikia sąlygas treniruoti, kaip aš noriu, kiek noriu. Vaikams sportuoti puikios sąlygos, tu prasme, jie sportuoja tikrai kaip profesionalai. Tai manau, šitie visi maži žingsneliai ir to pasekoja visi žaidėjai labai patobulėjo per tos, čia kiek aš tą komandą treniruoju, 4 gal metus. Manau, kad čia tokie dalykai, žaidėjai patobulėjo, visi patobulėjom ir turim rezultatą. O sakykit, kiek prisideda motyvacijos tai, kad daugumai komandos žaidėjų šis sezonas yra paskutinis moksleivių lygoje, 18-mečių, pats paskutinis čempionatas ir ta tokia gulbės giesmė, galima sakyti, ar tas prideda motyvacijos žaidėjams? Tai aš manau, kad vien tas, kad mes nedaugelį metų iš eilės žaidžiam tam pirmam divizione su šita komanda, tai jie turi tos keli šansus, pernai šiemet, tai čia yra didžiulė motyvacija. Tikrai alkani, kiekvienas varžybas eina, nereik man jų ten užvedinėti kažką, jie nori rodyti, nori dar kiek turi laiko čia, tai iš visų jėgų išnaudota laiką pirmam divizione. Treneri taip pat treniruojate ir nacionalinėje krepšinio lygoje, suaugusių lygoje komandą. Tai kaip sekasi derinti tuos 2 postus, moksleivių lygos ekipos treneris ir nacionalinės krepšinio lygos? Ar sunku tai suderinti? Būna sunkesnių tokių savaičių, ta prasme, pats tvarkaraštis tai yra geras, nes nacionalinė mes sportuojam rytais, vaikai tada eina į mokyklą, vakarai sportuojam su vaikais, visas tas tai kaip ir yra suderinama. Aišku, kartais būna tokių kaip gruodžio mėnesis, kur daugiau rungtynių yra ir moksleivės, ir nacionaliniai, tai tas toks krūvis, bet čia galbūt man daugiau toksai, bet kažkaip viskas pavyksta kol kas. Ir paskutinis klausimas, 18-mečiai šiemet bus ta karta, kuri baigs savo pasirodymus moksleivių lygoje, tai ar jau turite jaunesnių auklėtinių, kuriuos, kas po to išleidžia tos 18-mečius į gyvenimą, kas po to? Koks planas? Taip, planuoju turbūt dar vieną kartą išleisti. Bet ar jau turit surinkęs, jau gal dirbat su jaunesniais, ar pradėsit? Ne, aš pats dirbu su jaunesniais, bet pas mus mokykloje visi treneriai dirba su jaunesniais, tiesiog pas mus yra tokia kaip sistema, kad kitais metais iš visų tų trenerių, aš dabar nepasakysiu tiksliai kiek tų grupių, bet tikrai jų yra nemažai, virš 10 gal, tos visus tos kartos žaidėjus, kurie aš greičiausiai treniruosius, rinksimės jau, formuosim 1-2 komandą ir kaip ir su šitais buvo tas pats, kaip ir su praėjusiam kartom, tai toks kažkoks darbas. Žodžiu, ratas užsisuks iš naujo, ar ne? Jau kaip įklimpsti tą tokį, tą krepšinio trenerio darbą, neina niekaip ištrūkti. Kągi, tai ačiū, sėkmės be abejo visų pirma su šio sezono rezultatais, o toliau ir vėlgi surinkti gerą kartą ir lydėti ją toliau link puikių pergalių. Tai ačiū treneriui už skirtą laiką ir geros jums dienos. Ačiū jums, iki susitikimo, iki. Taigi dar kartą sveikinimai treneriui Šarūnui Zablockiui. Jūs tai, ką gali dar nuo savęs pridėti apie šį trenerį? Puikus treneris, puikus specialistas, labai geras strategas, visada besišypsantis, kupinas optimizmo ir siekiantis aukščiausių tikslų tiek savo, tiek komandai. Linkėjimai Šarūnai.
Yes. Įvaldėme šitą. Jeigu išsitreniruosim, čia galėsim flash mobus daryti. Taip. Prieš paskutinę mūsų laidos rubriką Random faktas, atsitiktinis faktas ir mes jame su Justu jums tiesiog šausime pasikuitę įvairiausių su moksleivių krepšinio lyga susijusių įdomių faktų. Aš pradėsiu nuo savo ir klausimas Mindaugai šiandien tau toks. Ar tiesa, kad imant visas moksleivių krepšinio lygos grupės, tolimiausias atstumas nuo taško A iki taško B vykstant į rungtynes yra kelionė iš Druskininkų į Mažeikius? Sakyčiau, kad taip. Ne? Yra Ne. tolimesnių? Ne, Tai taip. ne, nes tokio maršruto nėra. Ok, nežaidžiu tarpusavy Tarpusavy Mažeikiai ir Druskininkai Ok, nežaidžia. ok. Tai čia tavo buvo toks faktas? Nu taip. Ok. Taigi, einam prie mano klausimo. Nes aš lygiai tą patį. Aš manau, kad aš radau tolimiausią kelionę, kurią šį sezoną teko įveikti vienai iš moksleivių krepšinio lygos komandų. Tai yra Palangos sporto centro. Į Vilnių važiavo. U14 berniukai važiavo į Vilnių. Taip. Ir jų atstumas nuo Palangos sporto centro iki VGTU sporto centro yra 337. Bum. Čia tai atstumas. Klausimas. Šiandienos atsitiktinis faktas buvo ilgiausia Geografija. moksleivių krepšinio lygos komandos kelionė šį sezoną. Kitą mėnesį imsim istoriją. Neišsiduodam geriau. Nu. Tegul pažiūrėsim, ar sutaps. Tikrai ne chemija. Nu jo. Trumpas laidos intarpas susijusios su artėjančiom šventėm. Štai yra dėžė. Netrukus pilna bus. Puiki dėžė pakuoti dovanas. Ir mes išsiaiškinsim, kuris iš mūsų labiau yra tinkamas Kalėdų senelio vaidmeniui. Tai yra, kuris greičiau sulankstys iš šito kartono lakšto štai tokią puikią dovanų dėžutę. Šiaip nikštukai lanksto tokias, bet reikia ir mum mokėti, jeigu netyčia. Neburbėkite, kolega. Pasiruošęs? Ne. O, bet- paprašom asistento nuimti laiką. O, įjung timerį, gerai? Būk atviras su manimi, Mindaugai, tu esi Gerai. tai daręs kada nors? Vieną kartą. Na, tai tu jau Taip. turi pranašumą prieš mane, bet aš bandysiu nusižiūrėti nuo tavęs, kaip, žiūrėk, tu jau mane apgaudinėjai, jau tu, va. Pasiruošęs? Žiūrėk. Tai tu pasakyk, kada 3, 2, Lauk 1 rankas. startuojam. Jo, rankos. Ros, taip. 2, 3. Let's go. O, čia šitai. Nu gerai, kas? Ai, Mindaugai. Čia tau ne minusą žaisti. Kažkaip tai taip čia turėtų būti, ne? Tung, laikas! Tai iš principo galima, Bum. iš principo galima ir į tokią dėti. Tai buvo jis nesitreniravęs, sako. Ei, apgavo čia. Net nežinau, kur čia kišasi šitas, šitas į tą kišasi. Neberinksiu, pasiduodu. Pasiduodi gražiuoju. Pasiduodu, va, galima pakuoti. Kalėdų senis nebus iš tavęs. Gerai. Ok. Sveikinu, šaunuolis. Žiūrėk, kaip gerai gavosi. Kaip krumpliai laikrodžio. Taigi, paskutinė mūsų laidos rubrika Justo iššūkis. Justai, apie ką šitą laidos rubriką? Šitą laidos rubriką mes bandysim važiuoti. Aš bandysiu. Gal ir Mindaugas, kada iššūkį Gal ir mes. aš kartais Gal ir Mindaugas, bet šį Taip. kartą tai buvo mano iššūkis mėnesio komandos žaidėjui. Armandui Bancevičiui ir mes su Armandu ėjom žaisti minusą. Žemaitijoje dar vadinama kiaušu, Ok. bet mes čia... Amerikoje vadinama arkliu. Arklių, hors. O čia krepšinio namuose mes jį vadinam tiesiog minusu. Ir kaip ten viskas atrodė ir neprisidariau aš gėdos, matysite savo ekranuose. Pažiūrim. Minusą, viskas. Sėdė su Armandas Bancevičius ir šiandien salado krepšinio matuose ir šiandien žaidžiu minusą.
Žaisim iki 3, kad daug malkų neprasileičiau ir pasižiūrėsiu. Su Armandu ėjom vaskinti, kas reiškia pirmas mes. Bet kadangi nebuvom susitarę, o jisai jaunas yra, tai man labai paprasta jaunesnė apgauti. Ir kadangi jis laimėjo, aš pirmas pradėjau. Tai kuria vieta Bet čia apgavai? nes jis laimėjo vaskinimą. Okay. Bet aš vis tiek pirmą pramečiau ir tas pranašumas su lik pirmų metimų dingo. Garavo. Ne, Arma, nedaryk. Čia iš karto Armandas naudoja nelegalų būdą ir pirmą metimą ne iš mano range atlieka. Aš tai irgi iškart iš pokašės būčiau metęs. Patikrint nervų stiprumą. Prašau. O, šaltai, šaunuolis. O žiūrėk, jeigu jis būtų dėjęs, ar pagal taisyklės, tau būtų priklausę Nefigūrinį žaidimą. Čia mes su Arma bandžiau susitarti, sakau, mes paprastą ar nuo lentos, sakau, jeigu nuo lentos iškart minusas. Jisai sutiko. Tai va čia ir lieka tas kabliukas. Kaip čia? Nu mes su Arma taip susitarėm, kad jeigu aš pataikau nuo lentos, jo minusas. Ai, tai jam tu minusą įsegė. Nu taip turėtų būti, jo, tai kaip ir ne pagal taisyklės, bet nu susitarėm, taip žinai. Žaidimo eigoje galima keisti. Pažiūrėk šitą. Baim. Tai jeigu jis paprastą kiaurai įmeta, skaitosi? Skaitus. Na gerai. Skaitus, tai nefigūrinis žaidimas. Kaip nuėjo toks geras metimas tau per nieką. Nu ir čia mano karjeros highlightas. Bet tu tikrai geros formos šią sezoną pusėje. Ne, fizinis pasirypažėgas, raumenis, prašau. O, 1-0, pirma. Vat jeigu dar kaip skaičiuoti, jeigu su to nuo lentos. Jau būtų tiesiai iki kelių jūs žaidėte? Iki 3. Gerai. Ir čia va strategiškai aš suklydau, manau, kad... Reikėjo iš arčiau kažkaip. Jo, aš kažkaip galvojau, kad gudriau. Ir tada jau iniciatyvą Pasipylė. perėmė Bancevičius. Va tokiais Negalėjau žaidėjais. dabar šaliuko daryti, nes aš tau Aš būčiau dar... kokį šaliuką aš tau padarysiu, Mindaugai. Kam tokį vat mest, aš būčiau hop. Nu, plemba. Kur aš tau šaliuką? Įmetė, nu tai va, ir čia prasideda, bet aš nepasiduodu dar čia, va. Baim. Ne, nu bet ką tu nori, nu čia Bancevičius, čia ne... Nu gerai, čia po vieną yra. Ir ne Krapikas, toli gražu. Cap. Nėra gerai, nu tau vėl šansas. Pala, tai 1-1 dabar pagal šitą rezultatą. 2-1, palauk ir 1-1. Kažkur Prašysim režisierės nusimušė. uždėti rezultatą. Nusimušė Po vieną yra. taikumas. Nusimušė. Nu bet ką, jau gėdos nepasidariau, kaip ten bebūtų, ne, Tikrai, Mindaugai? aš jau gal, jeigu aš būčiau, tai jau būtų baigęs šitas minusas šiuo metu. O čia vėl, ne mano Čia vėl reidžas. gavai iš vidutinio ir mano žiūri, jau range'as. ne tavo reikal. Ai. Taip, tai 2. Ne, tai jau 3 dabar jau. Ne, aš Tai dar taip ai, tu pirmą įmetei nuo lentos. Dabar 2-1. Nu, gerai. Ir jau čia mane pradeda kaustyti įtampa, man jau kai Keliai aš jau leidau grįžti varžovui tokias rungtynės, aš iškart psichologiškai nebeatlaikau jau įtampos, viskas pasipila netaiklus metimai. Ir atrodo, gaunu tų šansų, žinai, ir gavau, ir galėjau užsidaryti, bet, Nu, kaip Žalgiris. nu, strategiškai kažkur nesužaidžiau ir va čia jau, Capt trečiasis. Nors iš tavo range'o. čia jau iš mano. Čia jau iš mano. Tai vėl, aš čia neieškau kaltų, ai žiūrėk, dar aš įsilyginau. Gyvas. Šaunuolis. Dar įsilyginau. Nenoriu dar pasuda. Aš tai vietoj Bancevičiaus būčiau krovęs viršų. Ne, nu tai... Žinai. Tai va. Ir tai yra viskas. Ir tai yra viskas. Garbingai, kolega. 3-1 tikrai buvo neblogai. Aš aišku ir pasirinkau varžovą, gal biškai ne iš tos lentynos, ne iš tos lentynos. Bet yra kaip yra, pripažįstu pralaimėjimą stipresniam varžovui ir kvieskite svečius, mane Mindaugą. Sugalvokit užduočių, mes Duokit visom iššūkius, pasiruošę. Tikrai atvažiuosim. Taigi, čia buvo laida MKL Action. Aš esu Mindaugas Gobikas, kolega Justas Kučinskas. Labai ačiū už dalyvavimą, ačiū visiems žiūrėjusiems. Pabaigai noriu tokį prašymą, turiu tiksliau. Komentaruose, šios laidos komentaruose visi moksleivių krepšinio lygos žaidėjai, parašykite, kiek esate daugiausia taškų pelnę per savo gimtadienį. Tai yra ta diena, kai yra jūsų gimtadienis, jeigu jums teko žaisti rungtynės,
Kaip jūs tą savo gimtadienį pažymėjote? Ar įmetė 20 taškų ar 30? Kiek ten buvo Grunkis įleidęs per savo gimtadienį? 27. Kažkas tokio, tikrai buvo įspūdingas gimtadienio atšventimas. Tai parašykite, kaip skambiausiai krepšinio aikštelėje pažymėjote savo gimtadienį. Nori kažką pridėti, kiek aš esu per Pridėk. gimtadienį? Na? Aš per savo gimtadienį esu 6 cepelinų suvalgęs. Čia tavo rekordas? 6? Ne, čia per gimtadienį esu suvalgęs 8, bet gimtadienio rekordas yra 6. Solidu. Kągi, ačiū dar kartą kolega, ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki pasimatymo kitą kartą.